Sveiki visi, norim apšviesti visus, ką mes dabar darom. Kokia yra misija mūsų šios dienos? Šiandien mes važiuojame į Kretingą, nes visų pirma, rytoj yra 8 kambario koncertas Klaipėdai, o visų antra, už savaitės mes išvažiuojame į Tailandą ir mums reikia savo vaiką palikti pas senelius. Jis jau biškai panikuoja, nes jo namai yra išrinkti. Nes mes jį išvežam. Irgi bus vežama į Klaipėdą. Va. Biškai nelabai randa savo vietų. Aha. Išvežam ir paliksim mėnesiui. Pirma tokia kelionė laukia. Biškai baisu, mums turbūt labiau, nes Simas nežino, kas jo laukia. Ja, bet viskas tvarkoja, yra supažindintas Augustos tėtis. Instruktažas yra duotas, viskas bus gerai. Dabar mes nešimės viską į mašiną. Aš pasiruošiu koncertui, pasiėmus Sidų rūbus. Augusta tiesiog ruošiasi, kaip ir kiekvieną gyvenimo dieną. Ruošiasi valandom. Nėra taip. Tai va. Tai jos sukraunam daiktus, sukraunam Simuko daiktus, pasiemam visus čia jo draskyklės ir tualetus. Ir dūmėm į Klaipėdą su Simuku. Čia yra pirmojo kelionė. Žiauriai faina. Šiaip laukiu ir biškai baisu. Gerai, varom ruoštis. Jeigu patinka, tai prenumeruokit kanalą, nes mes čia planuojam visai kelt turinio kažkokio tais. Ir pakomentuokit gal. Jo, jeigu kažkas nefainai, kažko nori daugiau matyti. Pavyzdžiui, kaip Simukas. Simas grauna. Akrobatas. Pavyzdžiui, Augustas daugiau norit matyti arba ten beleko kito. Sakykit, pakeisim merginą, bus kita mergina, tiesiog Kodrė juokauju. Taip, dabar mes Simuką toks sunkumas dabar. Uždėti pavadėlį. Daiktus jau visus sunešėm. Simas, kai jam dedamas pavadėlis yra kažkodėl. Jis labai kandžioja. Šiaip mes nelabai dažnai jam dedam pavadėlį. Nelabai kur mes jį vesdavomės. Per kiek čia laiko jam pirmas kartas išvykimas? Mes jį pasiemam kada? Rugsėjį? Rugsėjį. Tai vat nuo rugsėjo pirmą kartą. Kur bėgi. Jis tiesiog pasiruošęs yra. Ir labai juokinga, nes mes buvom pabandę porą kartų, man atrodo, uždėti ir Simas visada griūna ant šono. Atrodo, kad nebemoka vaikščioti. Va, vizgina uodegą, labai nepatinka. Ką, einam Simai? Ar bandom judėti Simukai? Simai. Einam. Viskas, keliaujam, reikia jį kažkaip. Simeli, pasiruošęs keliauti? Mes pasiruošę. Jis nepasiruošęs yra, einam. Ja, žinoma, sulaužyk namus. Simas išeina už šitų durų pirmą kartą. Oi, kaip mums nepatinka. Simutė. Jums svarbus šeimininkui, žinai. Bet labai nepatinka. A ne? Šiaip jis nieko taip nedaro, kad bandytų ištrūkti iš rankų. Baisu mažyčiai mūsų. Čia kaip jis įsisukęs. Tai tu sėsi į priekį su juo? Jo. Nesėsk. Tiek baimės paskatino. Uždarysi mus? Gerai, uždarau. Iki. Važiuojam į Klaipėdą, tai kaip nežinau, man atrodo į Tailandą mažiau vešimės dalykų negu čia į Klaipėdą. Pilna. Simukas visai užgyvenęs turtas, sakyčiau. Gerai, keliavam į Klaipėdėlę. Gerai, kaip Simukas laikosi? Simukas yra žiauriai įsispraudęs, visur skraido ir užsidėjau kelionį į juodas kelmes, kas išduos, kad Simas važiavo kartu. Važiuojam. Visai neblogai jaučiasi. Važiuojam kol kas kokias 15 minučių, bet jau ir atsipalaidavo. Taip, stovim kamštį, bet Simukas atsipalaidavo, jau visur vaikštinėja. Nieko nuostabaus, kad yra kamštis. Laukia 3 valandos kelionės. Simukas meta plauką, bet ramus turi. Kaip ir viskas tvarkoj. Ir važiuojam. Kuro turim, kur užpilta. Šiandien taip ramiai, čilinsim, o rytoj bus koncertas. 2 koncertai, Mažeikiai ir Klaipėda ir Mažeikiai. Labai laukiu. I've been on ghosts as a kid, now I got house full of kids. Where I keep when you're sick, keep making that money flip. I've been on ghosts as a kid, now I got house full of kids. Where I keep when you're sick, keep making that money flip. Way up, pick it up, that went way up. Bend that mouse to feed, I pray that check flow stay up. Pasiekėm Kauną. Mašinų labai daug, kas užknisa, labai užknisa. Ir prilipę prie šiknos bleiksi visko, tai. Taip. Išvarėm dar ant saulės, o dabar jau saulytės nebėra, jau akinukus nusipirkėm. Dar laukia mūsų
Apie 2 valandas. Apie 2 valandos kelio. Simas palindęs po sėdynį yra. Vis patikrinam, ar kvepuoja. Kvėpuoja. Kvėpuoja. Augusta paprašo mane, sako, patikrink, ar katė kvėpuoja. Visą laiką yra smagu varyti iki Klaipėdos. Na, aišku, į Kretingą, mes varom į Kretingą. Jo, Visą faina laiką yra- pašnekėt, Jo. mums šiaip, mes dažnai mums tekdavo važiuoti šito keliu ir visada taip labai faina. Jo. Pabūt, pašnekėt. Ir Žaidimų pažaisti vyriausiai. nežaidžiam jokių žaidimų. Sakau žodžius, kad mes dar sugrįšim, Tikriausiai jau kai būsim Kretingoje, nebent čia kažkoks major dalykas nutiks. kad reiks papasakot. Žodžiu, mes sutikom draugus Kasparą ir Deimantę ir voja čia važiuoja. Mes jau filmavom šitą dalyką, bet... filmavom! Man tik mes susitikom dabar, man tik atvažiuoja. Jo, mes jau filmavom, bet esmė, kad nepagavom. Mane spaus. Nepaspaudžiau, rek. Va, linkėjimai. Daro, linkėjimai. Linkėjimai. Viskas. Bora, Va, nice. bora važiuoja į Bora. Važiuojam į Klaipėdėlę ir Kretingėlę. So, davai. Davai, žiūrėkit savęs, viskas dabar jau vėl spauskit. Iš vaizdo lyskit. Davai, iki jum. Nuo vaizdo. Davai, važiuojat jūs greičiau. už mus. Davai. Minat. Viskas. Davai. Žodžiu, situacija yra tokia, jau yra vėlų, mes atvažiavom. Simuką jau Augustą nunešė Augustos tėčiui, savo tėčiui. Nu, nelabai, Simukas nelabai drąsiai elgėsi, tai dabar turiu sunešioti visus daiktus. Tai sunešiosiu visus daiktus ir tikriausiai prisijungsim rytoj. Varysim į Palangą, apsižiūrėt, apsiuostinėt, kas gero Palangoj per šį laiką nutikę yra. Tiesiog varysim rytoj į Palangą, o dabar viskas išsikraunam, nusinešioju visus daiktus ir let's call it a day. Ai, tarp kitko dar ieškojom Simukui maisto, tai yra jautienos kumpis, tai 5 parduotuvėje Kretingoje tik tai radom, nes nežinau, čia akivaizdų deficitas. Reikia tikriausiai į Kretingą ir cukraus užvežti. Žodžiu, deficitinė prekė yra jautienos kumpis Kretingoje, tai žinokit, jeigu ieškosit jautienos kumpio Kretingoje, tik centriniai Maksimum. Reklama čia. Kur varom? Varom į Palangą, bet biškį šalta. Nu nieko. Lekiam į Basankę, praseisim, jūrą pamatysim. O mašinai buvo tepalai pakeisti, bet labai reikia cheminio, ypač po kelionės su Simuku. Jo, čia. Nu, padarysim. Varom pasivaikščioti. Ir dar laukia ilga, visai faina diena. 2 koncertai. Du Tau vienas. Man vienas. The fuck? The fuck? The fuck? Skaniausios po mūsų namų kavos. Kavalencijos. Irgi Sirklo kava skaniausia. Mum ne, mum namų dabar. Būdavo, bet dabar namų kava skaniausia. Taip. Nusipirkau, čia šiaip dabar nei tema, bet nusipirkau tokį segtuką, bandau čia Palauk, sektis. prašviesinsiu, parodysiu. Nusipirkau atostogom. Bet dabar galvoju, reikia pradėti mokyti su juo sektis. Tai nežinau, ar čia fainai, ar ne fainai. Fainai, labai gražiai, labai visai jau. dailiai. Dok tave parodysiu. Va čia yra klaida. Va čia yra klaida matyti šį asmenį šį rytą. Blogai? Ne, labai gražiai. Rūkyti negalima, nes po to blokuos. Tai nerūkėk. Meilė yra. Meilė yra. Pažiūrim, kas meilė yra. Kokia nostalgija man šitie. Ir tas skonis gumos toks. Ten daro jaunimas. Tu pati esi jaunimas. Aš taip nemokėdavau. Čičink. Varom prie jūros. Kol kas atrodo tuščia. Basanavka. Atvažiavam į Palangą. Va, tokie komentarai, atvažiavam į Palangą. Šiaip žmonių atrodo nedaug, bet mašinas nėra kur pastatyti. Tai šiaip ne taip vieną vietelę radom. Dabar eisim ratuką apeiti per Basankę. Pažiūrėt, kokio poja Basankė. O, čia tas šuniukas, kurį veža. Norėjau paklausti, ką šiandien apsirengiai, papasakok apie savo įvaizdį. Esu apsirengęs bomberį, su kuriuo buvau miške. Tada esu apsirengęs kalkanį imperiuką, kalkanį maikę, tada tokios vamėlinos kelnes ir Augustas išrinktieji balti Adidas. Va, toks. Ir dar kepurytė, aišku, užsimetęs, kadangi šiandien bloga plaukų diena yra. Labai gražiai, labai gražiai. Jo. O tu? Nepasako. Kur? Draugas Pintai nusipirkau šitą tašę iš Zaros. Žinok, per... Draugas Pintai nusipirkau šitą striukę be brendo. Tada džinsai, pilkieji mano mylimieji iš Zaros. Batai 100 metų. Jau nežinau iš kur. Ir segtukas Marimaid. Valgysim paplikų. Taip? Bet paskutinį kartą nebuvo skanus, atsimeni, valgėm. Jo. Tokie sudžiūvę, jie... Žinai, kas faina, kai jie, pavyzdžiui, būna tik ką iškepę. Jo, tokie fresh, tokie minkštučiai. Bet aš girdėjau, kad jau yra suprastė. Žinai, kur vaikštam, papa, čia jau yra
Blogiau buvo, atsimenu, prieš Ne, 10 žinai, metų viskas kitaip. Mano laikais, žinok, buvo kitaip. Basankės apžvalga iš karto. Žmonių yra. Yra. Žinai, pačioj Palangoje nėra žmonių, bet basankiai Čia kažkaip visada visą laiką yra. Ne, mes vieni sugalvojom savaitgalį atvaryti pasivaikščioti. Veiksmas čia visą laiką vyksta. Ir vėsoka. Vėsoka. Prognozė sakė, kad bus saulė. Aš nematau. Saulės nėra. Vėjys? Vėjys, bet jūrą reikia pamatyti. Ne, Ar būtina. per vėją, ar per lietų, ar per... Lietus, nelietus, bet jūra mūsų bus. Tiesiog muzikytė vinioja, žmonės kažką kepasi. Ten žiūrėk, yra gėrimai, zefyrai prie laužo. Kaip faina. Nice. Geras. Žinai, kas man įdomu, ar yra tas šokėjas? Gal biškė šalta dabar jam. Gal kokį McGregorį pamatysim? Gali pamatyti. Visko gali būti Palangoje. Kaip sakoma, Palanga nemiegantis miestas. Esam, taip pasiruošę, sakyčiau, puikiai. Nei šalikų, nieko. Svarbiausia, jūrą pamatysim. Ir akordeonas groja. Nu ir va, visas šaršalas yra prie tilto. Vat man asmeniškai, nelabai. Čia visokių pramogų yra. Ar nori eiti per pagrindinį? Per šaršalą? Einam per šaršalą? Einam. Sako, kad pinigus neštų iš tiesų. Visą laiką yra tas momentas, žinai, prieš pamatant jūrą kažkoks toks, Jaudaliukas. nežinau, fainas toks jausmas, kai tik tai atsiveria tas jūros vaizdas labai. Čia tokia didybė, žinai. Taip. Eik, vis tiek, ta prasme, kiekvieną kartą pamatyti jūrą yra, gražiai atrodo, puikiai pasipuošęs. Ir štai jie. Va, jūra. Jūra. Matot, čia ir jūra. Tai man atrodo, dar 10 metų ir aš suprasiu, kad Ką tai reiškia? ką reiškia atsidėti ant soliuką. Tiesiog prie jūros dėti ant soliuką. Klausimas, ar einam iki tilto gal? Ar neinam iki tilto gal? Biški šalta gal. Jo, bet einam dar prie jūros, prie pačių bangų pasižiūrėti. Bet šiandien žiauri faina. Taip. Buvau pasiilgus, nemačiau. Žmogus Nuo kretingai rudens gyvena. gal. Eisi jūrą paliesti. Dabar šalta bus. Aš tai paliesiu. Paliesi? Gerai. Esam prie jūros, tiesioginė transliacija. Ir eisim paliest vandenį. Pažiūrėt, kiek jaučiasi tos šilumos. Mano džinsai gali įsimerkti čia. Nu, nelabai išeis gal. Laukia. Stingdančio šaltumo. O gal iššoksi? Nu, šaltokas, raudona ranka vis. Šalta tikrai. Mažiukai, gavai pilną patirtį Basanavičiaus gatvės. Ko ir norėjai? Dar reikia į boksą kriaušę eit. Radom vietą, kur baršiai, tėvuko šnycelis, va, tokios vietos mums patinka. Bandom. Nesam buvę. Varom. Laukia biškai geriau, atrodo. Jeigu čia vidus. Ką? Vidus toks sausau, bet maistas galbūt geras. Valgysim jautienos burgerį ir liūlę kebabą. Tai vadinasi ir sultyčių. Ir nealkoholinio alaus. Sugrįžom į mašiną ir galim padaryti apžvalgą maisto. Šūdas gaidys 3 iš 10 maksimum, kai yra visų pirma. Čia kaip vadinasi šitas restoranas? Gili. Gili. Ei, gili. Jeigu jūs atrodot kaip Danutės užeiga, jūs negalite turėti kainų tokių kaip, pavyzdžiui, sriuba žuvienė 15 eurų. Arba burgeris, pavyzdžiui, Vilniui burgeris. Mes esam atradę savo jau labai pamiltą vietą, Baking Mad, ir burgeriai ten yra tiesiog, wow, jie tirpsta burnoj. Ir čia nemokama reklama iš karto. Jo, burgeris kainuoja 9 eurus. Čia visiškai basic tas jautienos burgeris, kur jokio išskirtinumo, tiesiog gerai iškepta mėsytė, 13 eurų. Nu jo, nugaidys. Ir nėra skanus tas maistas, ir nėra, gal kokybiškas, viskas cool, bet vidus tiesiog atrodo lyg kavinė, ta prasme, lyg valgykla, nu žodžiu. Ir aptarnavimas fainas ir malonus labai. Aptarnavimas fainas, tikrai viskas labai fainai, bet, išvaizda ir maisto kokybė netitinka kainų. Kai nueinam, tai noris kažkaip fainiau gal. Nu žodžiu, bet čia buvo tiesiog šalia, tai nuėjom, pabandėm ir viskas tvarkoj. Kitas dalykas, ką aš norėjau pasakyti dėl to skraidimo. Žodžiu, kad
mes skrisim į Tailandą Jau už savaitės. už savaitės. Ir yra toks dalykas, mes ryte varom. Skrydis, man atrodo, 9 ryto, pirmasis. Ir mes čia diskutavom apie... Aš sakau, aš pilsiu tiesiog, kalsiu. Aš labai bijau skrist, kas žino, kas nežino, tai pisiu į baką. Tiesiog lupsiu nuo pat ryto tam, kad mane išnešiotų, nes mūsų pirmas skrydis yra 9 ryto. Mes nuskrendam iki Helsinkio. Tada kažkiek laukiam 2 valandas, gal 3. Ir tada skrendam į Bankoką. Tai ten būsim naktį tikriausiai. Jo, ten bus Ryte. 14 valandų, man atrodo, skrydis. Jo. Ir aš nežinau, kaip daryti. Galbūt, čia kreipiuosi jūs, gal žinot, gal turit kažkokių tai patarimų, kaip iškęsti skrydį. Gal yra kažkoks vaistas stebuklingas, kuris iškart Ir tu mėgi. ir nudaužo. Gal kažkoks alkoholio su vaistų derinys, kuris irgi nudaužo. Tiesiog parašykit, nes gal kažkas jums padeda, tiesiog praneškit man, nes man yra labai sunkus. Aš tiesiog jaučiu visą laiką tokį įtampą, aš net negaliu užmigti. Tai va, tai gal kažkaip, jeigu kas turit patarimų, tai pasakykit. O dabar mes ką varom? Varom į Kretingą. Gerai, ir tada varysim į Koncį Klaipėdą. Susimatom ten. Atvykom į renginių kombinatą. Tai bus soundcheckas Klaipėdos koncerto. Va, čia man atradimas, turėtų būti va, kolektyvo busiukas mūsų. Ja. Atrodo, kad nelegaliai kažkur einam. Sveiki. Sveiki. Nu, ką čia turim? Lemba. Nemaža erdvė labai. Labai nemaža erdvė. Bet labai fainai, pirmą kartą aš čia. Tu irgi. Na, Čia kokia foto siena. Jurgis. Jurgutis. Diena. Labas, mielą, malonu matyti. Sveiki draugai. Vaibas iš karto, ne didžėjus, gintukas viską man surašė. Pasaka, uoga, dabar jūs tik padainuokit. Nu, bandysim Turit kažkaip. ką nors, ką per ekranus rodyti? Jo, turim. Didžėjus yra? Kas? Didžėjus. Don't know yet. O dar geresniam backstage. Ane? Taip. Einam. O gaidys, matosi, va gaidys, labas. Aidas. Labas. Labas. Bull. Red Bull. Kokia nuotaika yra? Normaliai? Bet tau bus kultūrinis šokas, kai į ten nuvažiuosiu. Nu tai aš jau pripratęs, Aidai, iš tikrųjų. Kultūrinis šokas. Ja, o čia pažiūrėk, kaip gražu. Liko 9 dienos iki Tailando kelionės. Iš karto žmogus. Pranešimai. Labas. Nu, Žiauriai gera vieta. patinka? Norėjau sakyti Tailande. Žiauriai gera vieta Klaipėdoje, va šitas renginių kombinatas yra wow. Daugiau tokių galėtų būti vietų. Hai. Iš karto prigauta labutis. Ir tu tuo metu Aidas ar valgo. Užšalom. Mes dabar esam pasiruošime. Tuoj bus soundcheckas. Jau ant scenos. Jurgis su merčiu naujoju. Labai gražiai atrodo. Jaučiuosi puikiai. Jeigu nori tokio pat džempo, eikite į 8kambarys.lt ir galite įsigyti. Labai gražus. Nežinau ką atsakyti. Sėdi prieš mane, bandai pakalbėti, aš vėl pasiklydęs. Klausi manęs, kada sugrįžtu. Aš tada sėdžiu tamsoje. Man stai puikiai žinai, aš eilinį kartą vėl nugrįžtu duobę. Žadėjau su pasaka. Aš suduvau, kai mūsų stabdžiu. Aš žiūrėjau. Stengsiu šviesą, pasimetu šoklėsi. Reikia sužinoti, kaip jaučiuosi. Sergi naktimis lėkami, kaip stipriai manęs nesupranta. Mes dar per jauni, kad pasikeisti. Kodėl tokie dažnai pirmadieniai, laikas bėga taip lėtai. Bandau nesakyti tylą vėl, tuščia mano viduje. Jausmas, kad čia saulėta, bet liūdesys sekmadienį. Langas niaukia nerimas, aš noriu dingti iš čia. Niekada, dar kartą ir niekada. Milijoną, kad sakiau, negrįžti čia. Baimė išnyks, kai durys atsidarys. Žvilgsniai susitiks, kai to kelio nebeliks. Mes kartu visą savo esybę ištiestas rankas. Pasaulis nepasikeitė, pasikeitėm mes.
nepasikeitė, pasikeitė mes. Nusileidimo takas per rūko šviesas. Sveiki visi, šiandien aš noriu jums pristatyti 8 kambario merčą. Pirmiausia, noriu papasakoti jums apie vinilą. Tai yra pirmasis 8 kambario vinilas ir jame galite išgirsti visą naująjį jų albumą. Tokias dainas kaip Skrydis, pavyzdžiui, nereali daina, jeigu dar neklausat, paklausat. Tada yra džemperiai, yra muikutės, yra diskai. Tai galite susikurti ir savo kompą. Tarp kitko maišeliai dar žiauriai patogu į universitetą arba į mokyklą. Tai, žodžiu, visur žiauriai laukiam čia ir tikiuosi, kad niekas nepraeisit pro šitą staliuką ir įsigysit kažką savo. Taip, kas nebuvosit koncerte, visada merčą galite įsigyti 8 kambario internetinėje parduotuvėje. Žodžiu, Klaipėda yra wow, kaip visą laiką priima žiauriai gerai. Žiauru. Čia soundcheckas žiaurus, garsas geras, viskas fainai, laukiam žmonių ir pradėsim koncą. Žmonės jau renkasi prie durų. Jo? Dar nedarytos duris buvo? Jinai nesupranta šis kažką. Iš viską čia reikia. Ėjau pavalgyti. Atėjau pavalgyti. Savęs ne. Man zaivys pavalgyti yra. Ai, tai tu Deimantės pliusų? Jo. Sugalvojom Kasparui ir Deimantai jų pasisveikinimą, handshake'ą ir dabar jūs filmuokite, operatoriau. Komentuokite. Ir aš pakomentuosiu. Pora susitinka. Labas, aš duodu tau savo širdelę. Asian širdelę. Mes dar vis laukiam. Jeigu kam reikia porų handshake'ų, kreipkitės. Karol. Kreipkitės, sugalvosim. Kainos geros, nesikandžioja. Išsiaiškinsim jūsų poreikius, išsiaiškinsim jūsų asmenybės tipus, jūsų pomėgius ir taip, zodiakus. Taro kortom irgi užsiemam. Jo, padarysim visą tyrimą ir padarysim jum kiekvienam personalizuotą, unikalų handshake'ą poros. Mes, pavyzdžiui, su Niko turim irgi savo handshake'ą. Labas, sveikas. Bam, šaunam savo svajonės į dangų. Manifestuojam svajonės. Siekiam. Ir lubas beveik siekiam. Ramybė. Gražu. Labai patinka. 100% medvilnė. Labai kokybiška, žiūri, gražiai atrodo. Pasiseks. Žvelgiame aukštyn kiekvieną dieną ir nuolat judesy kiekvieną dieną. Mus vejasi problemos kiekvieną dieną, bet džiaugiamės gyvenimu kiekvieną dieną. 1000 minčių kiekvieną dieną, žinau tu kartu kiekvieną dieną. Vienas už visus kiekvieną dieną, surasi tu mane kiekvieną dieną. Žvelgiame aukštyn kiekvieną dieną ir nuolat judesy kiekvieną dieną. Mus vejasi problemos kiekvieną dieną, bet džiaugiamės gyvenimu kiekvieną dieną. Šitam žaidimui jau senai lengvai nedomina, nes aš per geras šiam žaidimui, viskas mes aikštelėj game. Išlipau iš lovos šiandien. Aš gal žodį norėsiu pasakyti. Koncertas praėjo labai gerai, labai fainai, mes su Aideliu labai gerai pavarėm. Žodžiu, Klaipėda, daug meilės, daug džiaugsmo, daug meilės, daug pinigų ir va čia kaip meilė atrodo. Jūs matys, aš nematau, ar ką aš filmuoju. Gerai, va tai va meilė atrodo, va tai va. Pamečiau rankinuką. Kaip sekėsi? Pamečiau rankinuką. Geras labai koncas. Ne, čia kažkur yra, bet nerandu.
Klaipėda, mes jūs mylim. Aš nežinau, kaip dabar reikės Mažeikiuose koncertuoti, bet pailsėsim porą valandų kelionę ir koncertuosim, bet buvo žiauriai geras. Ta prasme, aš nesuprantu, Klaipėda iš vis yra kitas kažkoks pasaulis. Kas čia ką tik įvyko. Wow. Nu, Klaipėda jo, realiai visada Klaipėdoj tai būna. Mes jūs mylim. Ačiū. Ačiū Klaipėdai. Nuostabi vieta, publika superinės, jau ošia vyrai. Wow, tiesiog. Jo, vieta labai nuostabi koncertam, kad tik kiekvienas miestas, jeigu turėtų tokių vietų, linkėjimai visai Evgenijaus komandai. Mes jūs mylim. Ačiū.